Kaip Kaune nemokamai išgerti alaus? Reikia persirengti moterim, susirast kokį nors horny bičą ir tada paprašyti jo, kad tave pavaišintų. Visų pirma apsiskutau, sėdau į autobusą ir iškeliavau susitikti su savo ištikimuoju pagalbininku Roku, kuriam papasakojau apie savo nepriekaištingą, labai išgalvotą planą ir kartu iškeliavom ieškot geriausio grožio salono Kaune. Nežinau ar žinot, bet grožis reikalauja aukų, todėl manęs paprašė užsidėti kepurę, ir pradėjau mergintis. Ta prasme, čia tai salonas yra ta prasme decent, o ne... Aja, čia biški brandai lievai. Ateisi toks, ne, aš tai nenoriu. Taip, tai jis neatrodo blogai. Tu atrodai nedaskustas tiesiog. Čia nešukuosim. Jis atrodo blogai. Aš tai galvoju, kad aš atrodau seksy. Tiesiog nori visą laik nekaltas gyvenime likti ir viskas. Kodėl tą patį tavo mama sakė? Gerai, kad uždariau žalius. Nu, sveiki, Hebra. Nesupykit, kad... Nesupykit, Hebra, nesupykit. Batarkė baigės. O, dabar aš jums pasakysiu, kas jums, kaip jums dabar praleidžiat laiką. Aš va praleidžiu laiką. Visur kaip man atrodo, aš vėl pajudėjau, aš vėl jau judu taip, ką man patinka. O čia tai aš jau judu taip į priekį, vėl užsivedu, vėl aš pavarau, vėl aš jau žinau, jau net man atrodo, kad aš jau... Taip. Ja, jau dabar. Nu, Hebra. Jau dabar galvoju, kad darau klaidą. Ne. O ką daugiau darytum savo gyvenime, ne šitą? Aš šį penktadienį daugiau veikti. Susirasčiau darbą, nueičiau sumokėti sodros skolą. Ką dar? Kiek skolingas? 300 eurų. Ir taip, po kelių valandų pagaliau buvau baigta, todėl atsibučiavau su savo draugička ir kartu su Rokučiu, savo mažučiu, gražučiu, grįžau į chatą, kur manęs laukė čiotkai ahujenų fotosesija. Žinau, nors ir atrodau žoskai, vis tiek šiek tiek pažaidžiau su savo Instagramo filtrais. Kad mano bachūras neužmatytų, prisijungiau į savo antrą Facebooką. Nu ir papasakojus apie save, mano Tinderio profiliukas buvo... Štai ir pirmasis mečas. Adomas. Sveikas. Blemba, jaučiu su tavim reikėtų kugelį kept. Nes panašus į bulvę. Labas. Skaitai aprašymą. Jeigu esate pora arba panelė, swipe į dešinę. Tikras profilis. Jei tu esi panelė ir norėtum kitos panelės, susitiktume ir su ją. Po tokio karšto profilio man šiek tiek sutriko genitalijos. Tad susikūriau Snapchatą ir pradėjau chatinti su šiuo sekso demonu. Rimante, iš pradžių seksą supratau, vėliau kitkas. Nu ir aš horny visada. Tai va, tu šlapiam. Šiek tiek, dar galėtum padirbėti šituo. Na visų pirma, tai reikėtų dar kokios tavo foto, kad padirbėt. Nesvaik. Tu durnas. Ta prasme.
Man tai reikėtų tave pamatyti dar kartelį. Tai lauksiu. Nemažas. Nu norma 16. O, nebegaliu. Šis berniukas nusipelnė mano specialaus dėmesio. Nusijimk. Taip, pabandžiau nusimaut kelnytes, tačiau dėl drėgmės iš rankų slydo telefonas. O ne. Eik nahui, tu bachūras. Ir taip mano kontaktas su šiuo veikėju nutrūko. Todėl pasileidau atgal į Tinderio platybės, skrolinau dieną bei naktį, iki kol radau jį, savo išrinktai. 3 naktis mes kartu tauškėjom, gerus žodžius vienas kitam čiulbėjom, iki kol galiausiai susitarėm nueit į pasimatymą. Todėl greitai paskambinau savo draugiai, kad padėtų pasiruošti. Jo, gerai. Čia? Jo. Aha. Susišukavau plaukus, pasikvėpinau Gucci ir iškeliavau į naktinę Laisvės alėją. Kur manęs laukia mano likimas. Sveikas. Labas. Prisės. Gal pasiimu mane? Man patinka vyrai, kurie neskriaudžia kitų, tokie kaip tu. Aš kai sakiau anksčiau, kad man nereikia vienos nakties nuotykių, tai galim pakeisti šitą, jeigu nori. Ta prasme, visai pasirašyčiau dabar. Ne, man irgi nereikia. Nu ką, reikia laus susisakyti. Oi, netyčia susijokiu. Netyčia? Kodėl? Aš šiandieną užkimus. Šiandieną užkimus? Taip. Supratau. Nu tai žodžiu, gana mėminti jaučiu. Jo, sveikas. Sveikas? Bravo. Ką jis rūčiai? Ilgai Tinderėsi be? Šiaip ilgokai, bet mažai naudojas. Mažai? O į tokių iš tikro, į susitikimą ėsėjas, ar ne? Esu. Tai gerai, kad ne pirmas, nes tada trumuotų labai žmonių. Ne, aš niekada neįčiau daugiau gyvenime. Nebegaliu viskas. Nu, nemanau, kad eisi. Tie papai man taip nepatogus. Rimtai tu nepatogus. Jo? Aišku, gali paliest. Nes nedaryk. Pažiūrėk. Nedaryk, tai ne. Žmonės vakariniauja, ne? Pala, tos nuotraukas tai yra, prasme, tavo su... Ką? Aš žiūrėjau, kambarioką žiūrėjau. Sakė, ne mano skonio, bet normaliai atrodo. Bet tipo ne... Ne, bet vis tiek, kai tu svaipini, tai tu tipo neįsižiūri, ne? Kiek tu sekundžių pažiūri nuotraukas? Aš vien pasvaipinau dešinę dėl to, nes super laikas. Nu, ką tu man pasakysi, galvoju. Nežinau, galbūt gal einam parūkysim, aš noriu parūkyti. Jo. Ir tai palaus neišgėriau, tačiau pasivaišinau cigarų. Tada, kad jam nebūtų toks gruzas, tai pasisiūlėm savo naują draugą parvežti namo. Ir galiausiai mūsų visų vakaras buvo baigtas. Tolimesnėse nuotykėse. Tai va, gerai. Iki. Davai. Lauksiu videką. Geros tau kelionės. Davai.
O, biškai. Let's go.